Tai dar kartą sveikinu, sveiki visi prisijungę į šį nemokamą seminarą. Verslas, kuris veikia, pagrindiniai akcentai šiandien bus į struktūrą, pinigus ir verslo augimą. Galbūt kažkas manęs dar nepažįsta. Esu solo ir smulkiųjų verslų ir finansų mentorė, lektorė, specialistė. Labiausiai noriu, kad smulkaus verslo savininkai išmoktų kontroliuoti, suprasti, planuoti ir valdyti savo verslą ir jo pinigus. Jau daugiau nei 11 metų dirbu su finansais versluose, iš kurių 2 metus dalinuosi savo sukaupta patirtimi, padedu žmonėms įnešti aiškumo į savo verslą, kad skaičiai nebekeltų baimės, o taptų tiesiog tokiu ramybės šaltiniu. Negana to, kuriu ir turiu sukurtus įrankius, kurie palengvina skaičiavimus tiems, kurie nenori skaičiuoti, kurie tingi skaičiuoti, ar galvoja, kad tai yra ant tiek sudėtinga, kad čia geriau yra net nesivelti. Tai šiandien papasakosiu, kad čia viskas yra gerai ir čia easy peasy yra veltis. Per savo patirtį matau, kad daugelis verslų stringa dėl tų pačių priežasčių. Dažnai yra kaina nustatoma iš lempos, verslo ir asmeniniai pinigai būna suplakti į vieną katilą, sprendimai priemami tiesiog iš nuojautos, nieko nepagrįsti. Ir ką mes turim, rezultatas yra chaosas versle. Bet gera žinia yra tokia, kad šias klaidas lengva ištaisyti, kai turi aiškią sistemą. Kai versle atsiranda tvarka ir ramybė, mano klientai ne tik atranda pelningiausius produktus, bet ir padidina pelną, net turėdami mažiau pardavimų. Buvo tokių patirčių, kad taip buvo. Ką aš duodu? Tai duodu verslui mažiau streso, sistemingumą, įrankius, palaikymą ir verslai tampa ne tik tvarūs ir pelningesni, bet ir augantis. Tai čia yra dalis atsiliepimų. Tai skaičiai, struktūra, praktiniai įrankiai, mentorystė yra tas, ką aš duodu, kad gauti kuo geresnį rezultatą ir verslas būtų augantis. Tai va, čia atėjo ta dalis, kai pasiruoškite četukus. Neseniai dalinausi, kad dalyvavau stovykloje ir paklausiau kelių dalyvių šių klausimų. Tai prašau įsijunkit čatą dabar ir į vieną žinutę surašykit visus šiuos atsakymus. Tai bus 5 klausimai, 5 atsakymus surašykit, man bus labai įdomu, kad pasidalintumėt. Tai pirmas klausimas, kiek norėtumėt uždirbti iš savo veiklos verslo? Čia per mėnesį. Pajamų. Arba jeigu norit rašyti pelną, rašykit pelną. Tai čia įrašykit tiesiog sumą. Ir nepieškit ant mano skaidrių, prašau. Rašykit į vieną žinutę, nes kitaip pasimes viskas. Toliau, kitas klausimas. Kur tavo versle dabar labiausiai reikalinga pagalba? Ar tai finansuose, ar tai marketinge, komandoje, nežinau, kur jums dabar labiausiai reikėtų tos pagalbos. Kitas klausimas, ar jūs užtikrintai sakot savo prekių ar paslaugų kainą klientams? Čia bus atsakymas arba taip, arba ne. Užtikrintai tai žodžiu, manęs klausia, kokią kainą, aš taip tiesiai ir pasakau, o kiti ten būna va taip. Ar turite tiksliai ir teisingai paskaičiuotą savikainą? Vėlgi taip arba ne. Ir 5 klausimas, ką tau reiškia verslo laisvė? Ar 2 atsakymų variantai. Ar daugiau pinigų, arba antras, daugiau laiko. Tai šitos 5 atsakymus parašykit į žinutę. Gerai, pažiūrim dabar.
Oi, kaip greitai viskas eina. Gerai, 20 tūkstančių eurų pajamų, labai gerai. Naujų klientų pritraukimas, finansų tvarka, ne visada, ne daugiau laiko. Daugiau pinigų, 10 tūkstančių pelno, 10 tūkstančių 800 eurų, 2,5, 10 tūkstančių, 5 tūkstančiai, 2, 10, 1 tūkstantis, 3 tūkstančiai. Kodėl aš prašiau surašyti vieną, dabar atsiverskit savo, susiraskit tą savo žinutę. Ir arba dar kas rašote, rašykite, aš pasidalinsiu, ką tie dalyviai man pasakė ir pareflektuosiu, ką tai reiškia, va, tie visi atsakymai. Taip, tai pirmas klausimas, aš gavau va, tokius atsakymus, rezultatai nuo 3000 iki 1 milijono ir nei vienas, atsiprašau, Simona, aš jūs užmutinsiu. Ir nei vienas atsakymas nėra klaidingas. Šiuo klausimu matom, kokią kartelę esam kaip verslai išsikėlę. Tai ar tie verslai ir jūs, ar tai pasieksite, priklauso visiškai tik nuo jūsų veiksmų. Antras klausimas parodo, štai žiūrėkit, aš kalbu paprastai. Antras klausimas parodo, kur jūsų versle yra šikna. Arba ko jūs labiausiai nesuprantat, nežinot ir kas jums yra sudėtingiausia. Atsakymai buvo maždaug tokie. Trečias klausimas yra apie jūsų savivertę ir kaip jūs vertinat savo paslaugą ar prekę. Jei atsakėt ne, rekomenduoju sužinoti, kiek jums kainuoja jūsų produktas ir galimai tiek užteks, tai čia būtų savikaina, nes kai žinot, kokia didelė yra savikaina, tada galvojat, aha, aš tikrai galiu imti daugiau. Arba atlikit produkto analizę ir išsigryninkit visus geriausius ir išskirtiniausius dalykus. Ketvirtas klausimas. Jei atsakėt ne, galimai prarandat pinigus kiekvieną kartą parduodant prekę ar paslaugą. Tai rekomenduoju paklausyti šio seminaro iki galo ir pasitikrinti, ar tikrai viską įtraukite. Buvo kas man užduodant šitą klausimą atsakė, jog nereikia man skaičiuoti savikainos. Čia ne apie jūsų klausimus kalbu, bet kas tiesiogiai atsakė. Tai žinokit, reikia visiems be išimčių, netgi jeigu jūsų produktas yra digital, skaitmeninis, tai reikia, žinokit, visiems reikia. Ir paskui papasakosiu, kodėl. Ir penktas klausimas parodo jūsų vertybės. Mes labai stipriai vertinam savo laiką, bet kiekvienas komentaras, man atrodo, didžioji dauguma pasakė, kad daugiau laiko. Ir vieną komentarą aš gavau anksčiau, kuris man iš tikrųjų patiko, labai įdomus. Sako, noriu daugiau pinigų, nes taip gali turėti daugiau laiko. Žodžiu, turiu daugiau pinigų ir gali pasidaryti to daugiau laiko. Iš dalies sutinku, bet jei verslas nebus struktūruotas, tai su daugiau pinigų jūs to laiko vis tiek nepasidarysit. Tai vėlgi reikia pagalvoti, kaip tie pinigai yra naudojami, kur ir kam. Kartais žiūrim į verslus gigantus, nežinau kaip jūs, bet aš sutinku tokių verslų, kurie sako, čia ne mano lygis, čia ne man, bet tiesa yra ta, kad jie visi pradėjo nuo mažo, nuo nieko, nuo visiškai nieko ir tie verslai po truputį užaugo, ar tai gal reikėjo daugiau tų metų, bet jie vis dėlto visi buvo nuliniai ir paskui užaugo į gigantus. Skirtumas tas, kad jie labai greit suprato, verslas veikia ne iš nuojautos, o iš sistemos. Na ir panagrinėsim mes tuos kelis verslus, tuos gigantus. Tai pirmas bus Amazon, kurie per dieną uždirba 321 milijoną. Na, apytiksliai čia gali, aišku, skirtis tie skaičiai, bet
Tuo metu, kai aš rengiau skaidres, buvo šita suma. Aišku, jinai kinta ir gali būti visokių, bet esmė, žiūrėkit, esmė 100 milijonų per dieną. Ar ne? Belenkiek, belenkiek. Tai ką Jeff Bezos padarė kitaip? Pradžios faktai. Jeff Bezos, būdamas 30 metų, pagalvok, 30 metų, išėjo iš Wall Streeto ir pradėjo Amazon iš garažo. Jis pasiskolino $10,000 iš tėvų pradiniai investicijai ir pradėjo nuo lengvai sandėliuojamo, turinčio didelę paklausą ir pigios siuntos produkto - knygų. Kodėl jis tai padarė? Kodėl būtent šitaip? Analizuodamas, Jeff Bezos pastebėjo, kad internetas auga 230% per metus. Tai buvo tuo metu labai didelis kilimas. Jis pamatė nišą, tada dar labiau analizavo kainas, paklausą, elgseną. Ir jo tikslas buvo viską pamatuoti ir čia jis nepaliko vietos intuicijai. Kas buvo toliau? Pirmais metais intensyviai testavo ir dirbo. Siuntė pats siuntas, ieškojo, kaip viską gali dar labiau pagerinti, patobulinti. Toks darbas formavo svetainės logistikos ir klientų aptarnavimo strategiją. Tai pirmais metais procesų tobulinimas, sistemos kūrimas ir gerinimas. Toliau Jeff Bezos įdiegė sistemą, dėl kurios, tai vat, atliko pradžioj, viską testavo, žiūrėjo, tobulino ir įdiegė sistemą, dėl kurios siuntos pakavimo laikas sumažėjo nuo 60 sekundžių iki 15 sekundžių, jūs įsivaizduojat, nuo pusantros minutės iki 15 sekundžių. Ką gali padaryti per 15 sekundžių? Šiaip pagalvokit. Net pamišt nespėtum. Šiaip. O šiuo atveju buvo taip ištobulintas procesas, kad įmanoma supakuoti knygą. Pagalvokit, tai 90-ais tai yra daug. Ir būtent dėl šito užsakymų kiekis per valandą išaugo 6 kartus. Maži pokyčiai, bet jie gali turėti labai milžinišką poveikį. Todėl mažų dalykų savo versle tikrai neatsisakykit, nes jie gali padaryti įtakos. Jeff Bezos pirmasis įdiegė klientų atsiliepimus ir tai padidino konversiją net 22%, o vidutinė krepšelio vertė augo net $7. Taip jam atsipirko dėmesys klientai, kas iš tikrųjų pradžioj dauguma galvoja, kad tai bus nesąmonė. Žiūrim toliau. Tada jisai sukūrė prenumeratos galimybę, kuri suteikia klientams nemokamą greitą pristatymą, prieigą prie filmų, muzikos ir specialių pasiūlymų ir taip išaugo klientų pirkimo dažnumas. Išleidžiama suma padidėjo nuo 400 iki $900 per metus, lojalumas tapo augimo garantu. Vėlgi, kažkas naujo, kažkas ištirto, išnagrinėto, kas atliepia klientų poreikį. Vėliau paleido Amazon Web Services, taip verčiasi šitos raidės AWS, kas dabar yra daugiausiai pelno generuojanti Amazon dalis. AWS paleido dėl vidaus poreikio, tobulino vidų, ne vien tik tai viskas buvo išorė, bet tobulino ir vidų ir tai iš tikrųjų virto jiems milžinišką sėkmę. Ir žinoma, jis nesamdė bet ko į komandą, jis samdė tuos, kurie yra kvalifikuoti ir kėlė bendrą įmonės lygį. Tai yra žmonės, kurie savo darbų, savo kvalifikaciją ir patirtimi davė kuo daugiau pridėtinės vertės. Tai čia toksai mums kaip solo verslininkams, freelanceriams yra signalas, kad rinktis kokybę. Tikrą, pamatuotą kokybę, o ne tas, kas yra pigiau. Tai būtent iš šito verslo, ką aš papasakau, ką mes galim pasimokyti. Bezosas skaičiavo ir tai buvo jo strategija. Jei norim sėkmės, turim daryti tą patį.
Reikia pradėti nuo aiškios nišos, kurti sistemas ir gerinti procesus. Stebėti klientų elgseną ir vienas svarbesnių dalykų - mąstyti apie ilgalaikę vertę, o ne greitus pinigus. Reiškia, jūs mąstot, jūsų fokusas turi būti ne už mėnesio, ne už 3 mėnesių, bet už 5 metų. Kuo aš būsiu už 5 metų, ką aš noriu sukurti, kad tai pasiekti. Ir tai neturėtų būti iš tikrųjų toksai labai mažas dalykas. Išsikelkit didelius tikslus ir tada jau žiūrėkit, kaip to pasiekti. Ir vėlgi, reziumuojant būtent šitą pavyzdį, skaičiavo ir tobulino. Vis ieškojo, ką galima padaryti geriau. Tai nebuvo vien į produktą fokusas, bet buvo į vidų labai daug fokuso ir, aišku, skaičiais pamatuoti sprendimai. Tai ką mes matom? Jisai pradėjo nuo garažo ir skaičių, o šiai dienai verslai dažnai pradeda nuo idėjos ir drąsos kurti. Viskas čia su tuo yra gerai, jei tai nelieka chaosu. Skaičiai, jeigu skaičiuoji, reiškia, tu valdai. Jeigu planuoji, augi ir jeigu veiki, laimi. Tai jei verslas dabar yra mažas, bet padarysi jį tikslu, jis neturės kito pasirinkimo, tik tai augti. Tai turėkit tai omeny. Kitas pavyzdys. Tikriausiai visi žinot apie Lietuvoje esančias erdves Worklandus. Esam buvę, esam dirbę, esame bent girdėję, o jeigu taip yra, kad jūs nesat girdėję, tai yra erdvės darbui. Tai ši istorija apie būtent tokių erdvių atsiradimą pasaulyje, nors iš tikrųjų negaliu sakyti fakto, kad nuo šito atsirado, bet šitas pavyzdys būtent apie tai. Tai du draugeliai, Adamas Niumanas ir Miguelis Makelvei 2008 metais atidarė pirmą tokią erdvę. Tos erdvės jos buvo kitokios. Jie sujungė kultūrą, dizainą ir bendrystę. Adamas buvo idėjos variklis. Jis ne tik tuo tikėjo, bet ir sugebėjo įtikinti kitus. Jis labai gerai mokėjo pardavinėti. Verslai nenorėjo šaltų ofisų, jie norėjo įkvepiančių erdvių, šiltų, smagių, fainų, kur būtų galima gimdyti idėjas, jas kurti ir visaip kitaip plėtoti. Per 6 metus jie atidarė 16 lokacijų, o po 5 metų, dar po 5 metų, daugiau nei 800 padalinių 120 miestų. Tai yra nežmoniškai didelis skaičius. Įsivaizduokit, kad tai yra per metus 160 padalinių. Reiškia, per mėnesį tai yra daugiau nei 10 padalinių. Įsivaizduojat, tai per 3 dienas minimum vieną padalinį turėti daryti. Įsivaizduokit, koks tempas buvo. WeWork labai sparčiai augo, taip, kad pasiekė 47 milijardų dolerių rinkos vertę. Jiems, žinoma, reikėjo investuotojų, stambių investuotojų, ir jie turėjo. Aišku, tie investuotojai tikėjo, kad tai yra ateitis. Vizija buvo labai stipri, bet jie augo per greitai. Visgi jiems trūko struktūros, procesų ir finansų kontrolės, skaičių. Na ir kas buvo toliau? Kaip ir buvo galima tikėtis, 2019 metais prasidėjo WeWork žlugimas ir atkreipkite dėmesį į skaičius po 10 metų, bet labai greitai sužlugo. Nors ir vėliau, bet labai greitai sužlugo. Adamas švaistė, gerai pasakiau, po 11 metų, atsiprašau. Adamas švaistė milijonus asmeniniams poreikiams, bet nesukūrė tvirtos verslo sistemos. Nusišviltėm visiškai buvo ant tų finansų, ant tų rodiklių ir kad modelis yra nuostolingas,
plėtroje buvo visiškas chaosas. Visiškai manau įrodė. Jie buvo tokie dideli, kad 2019 metais buvo planuotas išėjimas į akcijų biržas, kas būtų jiems užtikrinę daugiau pinigų investicijoms ir plėtrai. Kas yra išėjimas į akcijų biržas? Tai kai paduodi rinkos dalyviams galimybę įsigyti įmonės akcijas. Aišku, tai būtų buvę gerokai daugiau kaip čia, investicijų, daugiau pinigų srautų ir būtų galimybė dar daugiau plėstis. Na, žmonės matė, kad tai yra kažkas tokio. Ir visa tai žlugo, nes investuotojai pamatė realią situaciją. Einant į akcijų biržas yra privaloma pateikti visus finansinius rodiklius ir jie pamatė, kad verslas kasmet degino milijardus, išleido daugiau nei uždirbo, o vadovas buvo visiškai nevaldomas. Newmanas nuomojo ofisus pats sau, skraidė privačiais lėktuvais, pradėjo kalbėti apie karmos misiją, bet jis ignoravo vieną svarbiausių dalykų - skaičius, kurie parodo verslo sveikatą. Ir po tokio fiasko, kai kai žlugo ėjimas į akcijų biržas, per kelias savaites įmonės vertė krito net 5 kartus. Aišku, ėjimas į akcijų biržas buvo atšauktas ir pats Adamas buvo pašalintas. Žala buvo padaryta tokia didelė, kad WeWork 2023 metais teko paskelbti bankrotą. Tikriausiai sakysit, čia didelis pavyzdys, mano verslas tiek neužaugs ir man tai visiškai negresia. Joks verslas be struktūros, finansų valdymo ir sistemos nesugebės augti stabiliai. Tai šiuo atveju į tokias aukštumas išvedė beprotis su pardavimu ir idėjų generavimo talentu. Bet tiek irgi neužtenka ir matom, kad griūtis yra, na, švelniai tariant, stulbinanti. Čia yra rekomendacija. Pamatysit prezentacijoje mano per visą seminarą va tokius ženkliukus, tai aš patariu išsisaugoti, pasidaryti print screeną ar užsirašyti. Apie visą šitą verslą yra sukurta dokumentika 2021 metų. Ten žmonės pasakoja, kaip viskas vyko. Aš mačiau ir dokumentiką, ir patį serialą. Serialas yra 22 metų. Žinokit, neatsimenu, kiek ten tų serijų yra, vaidina 2 geri aktoriai. Ir iš tikrųjų seriale, kuris yra tikrais faktais paremtas, yra labai gerai atskleidžiama Adamo Newmano gebėjimas parduoti. Aš tiesiog žiūrėjau ir žavėjausi, kaip taip gali žmogus parduoti. Aišku, tai nėra ta tokia realybė, tai vis dėlto yra suvaidinta, bet visame kame tai yra wow. Tai pažiūrėkit, aš jums pateikiau pačią esmę, pažiūrėkit, tikrai yra įdomu ir galit pamatyti iš verslo pusės. Tai tikrai rekomenduoju, išsaugokit ir pažiūrėkit, ruduo ateina, būtų įdomu. Toliau, manau, visi žino šitą prekės ženklą ir man labai įdomu, ar iš tiek iš 85 žmonių, matau klausimą, jūs serialas labiau sužavėjo. Man gal serialas buvo toks išsamesnis. Dokumentika aš žiūrėjau pirmą, o paskui gal po metų žiūrėjau serialą. Serialą žiūrėjau šiais metais. Tai man iš tikrųjų buvo įdomu ir kėlė tam tikrų minčių, kaip versle kažką panaudoti. Tai iš verslo pusės tai tikrai fainas dalykas ir pažiūrėkit, vien pardavimų sugebėjimai, kaip jis mokėjo parduoti, ten pateikti, žiauriai gerai. Ir matosi visos klaidos, apie kurias aš ką tik papasakosiu, jūs tiesiog pamatysit, kaip, tiesiog. Tai grįžtam prie McDonald'o. Iš tikrųjų, kai aš rašiau, buvo reelsas mano apie McDonald'ą, jeigu nematėt, pažiūrėkit. Ir aš kai rašiau tą reelsą, aš žinokit, taip užsimaniau McDonald'o ledų, tai tikiuosi dabar jūs neužsinorėsit McDonald'o.
Man labai įdomu dabar iš visų dalyvių, kas čia esat, parašykit į chatą, jeigu yra kas nėra nieko ragavęs McDonald's. Ar yra toks žmogus, kad gyvenime nėra valgęs nieko iš McDonald's? Tai ir dar toks, nežinau, jaučiu, nesat pastebėję, bet pats pirmasis atsiradęs McDonald's mėsainis, man atrodo, dabar jisai vadinasi Big Mac'u. Jeigu aš neklystu, ten turėtų būti įdedami lygiai 2 griežinėliai marinuoto agurko. Kai sekantį kartą valgysit Big Mac'ą, patikrinkit, nes pagal procesus ten turėtų nuo senoviai būti likę 2, kaip ir procesas, kad būtų dedami tik tais 2. Tai Renata rašo tikrai taip, tik 2. Tai čia istorija yra labai sena ir aš tau papasakosiu, kaip čia viskas buvo. Dabar šis verslas yra pasiekęs 200–250 milijardų rinkos vertę, turi daugiau nei 40 000 restoranų, daugiau nei 100 šalių. Ir dabar pažiūrėkim, kaip jiems tai pavyko ir kokius esminius veiksmus jie darė, ką mes galim pritaikyti šiandienai ir paimti pavyzdį. Atsiprašau, kažkas kalba, aš užmutinsiu. Jeigu dar galite, išsijunkite mikrofonus visi. Vilija rašo, nesuvalgysiu. Vau, Vilija. Kietai, pabandykit. Gerai, tai dabar apie McDonald's ir jo pradžią. Tai 54 metais verslininkas Rėjus Krok atvyko į nedidelį restoranėlį Kalifornijoje, kur buvo parduodamas būtent toks greitasis maistas. Aš čia bijau išsiplėsti, bet papasakosiu pačią esmę. Ten jis pamatė, kaip 2 broliai, va šitie, Richardas ir Maurice McDonald, valdo virtuvę, kurioje kiekvienas žingsnis sustyguotas. Reiškia, visas restoranėlis buvo tobulai veikianti sistema. Procesas toks greitas, kad kas buvo neįprasta, ką pamatė Rėjus, tai kad paduodi pinigus ir iškart gauni maistą. Ir jam tai atrodė kažkas wow, nes tuo metu tai buvo retenybė. Ir maistas buvo skanus. Dar priedo. Tai užsakymas buvo ruošiamas labai greitai, sklandžiai, be jokių improvizacijų, tiesiog kaip laikrodukas. Rėjus Krokas buvo sužavėtas sukurta sistema ir įžvelgė didelį verslo potencialą. Ką toliau? Rėjus Krok suprato, tai gali tapti pasaulinė imperija ir šią sistemą, kuri yra jau sukurta, galima kopijuoti. Jis pasiūlė šitiems 2 broliams, kad davai kuriam tinklą, kur kiekvienas restoranas veikia pagal tą patį modelį ir lygiai taip pat gerai. Taip gimė McDonald's franšizės modelis. Per kelis dešimtmečius McDonald's išaugo į daugiau nei 100 šalių veikiantį tinklą su tūkstančiais restoranų. Ir kodėl? Kaip tai pavyko? Kiekvienas tų restoranų yra dalis aiškios tvirtos sistemos. Tai buvo verslas, kuris veikia net kai tavęs ten nėra. Čia yra esminis momentas, ką aš noriu parodyti šituo pavyzdžiu, kad mes į savo verslą turim žiūrėti taip ir suorganizuoti jį taip, kad mes jame galėtumėm nedalyvauti, kad jis veiktų be mūsų ir mes galėtumėm lengvai, laisvai, be jokios sąžinės graužaties ar įsitraukimo atostogauti ir lygiai taip pat parduoti tą verslo modelį arba parduoti patį verslą kaip visiškai veikiančią sistemą. Būtent tokiu tas ir įvyko su McDonald's ir taip jie išaugo. Tai čia yra būtent tokia šio pavyzdžio esmė.
visas procesas, visa struktūra, visa sistema buvo sukurta ir tada ją daugino ir mes turim šiai dienai, ką mes turim. Tai labai daug restoranų yra veikiančių pagal franšizę. Išsamesnė visa istorija yra filme Founder. Geras filmas, žinokit, man patiko. Tai ten yra plačiau papasakoma visa istorija su daugiau detalių. Aš jums pasakiau tą pačią esmę. Tai vėlgi, pažiūrėkit šitą filmą, rekomenduoju. Puikiai matos, kaip sistema gali padaryti stebuklus, bet kartu ir kiek iššūkių kyla, tai kai noras augti lenkia tvarką. Matau, Renata rašo, mačius filmą labai patiko. Jeigu domitės verslu, faktas, kad domitės verslu, nes prisijungėte į šitą seminarą, tai pažiūrėkit laisvą vakarą ar tai savaitgalį. Tikrai man patiko. Tai pamatysit ir dar vienas niuansas, kaip reikia pasižiūrėti, kur pasirašai ir kaip galima apgauti. Tai vėlgi, darai verslą, turi labai daug sričių išmanyti arba domėtis. Nėra taip, kad sėdžiu va šitaip ir viskas. Aišku, galima taip, bet tai pasidarykit print screeną arba išsisaugokit, užsirašykit. Versle egzistuoja 3 būtinos pozicijos. Jau dabar pereisim truputį prie teorijos. Kokios tos pozicijos? Atsiprašau, dar užmutinsiu. Kokios tos 3 būtinos pozicijos? Verslininkas, vadybininkas ir specialistas. Jei nėra specialisto, nėra produkto. Jei nėra vadybininko, yra versle chaosas. Jei nėra verslininko, nėra vizijos. Ir dažniausiai smulkus verslas stringa todėl, kad viena iš šių dalių neveikia. Dabar pažiūrėkim atidžiau, kas tai yra. Tai verslininkas yra vizionierius, svajotojas, strategas, kuris orientuotas yra į verslo ateitį, jis ją kuria, formuoja, ieško galimybių, kaip investuoti, kokios inovacijos, žodžiu, kur mes galim keliauti prieki, kaip mes galim viską patobulinti, ar ne? Tai toks buvo tas pats Jeff Bezos, tas pats ir Adamas Newmanas ir Ray Kroc. Jie buvo verslininkai. Yra kai kurie dar. Dažniausiai įmonėje šią poziciją būna įmonės direktorius, finansų direktorius, strategijos ar plėtros vadovas. Jei verslininko versle nėra, verslas neturi krypties. Tai traukinys, kuris važiuoja be kurso. Verslas stagnuoja ir blaškosi be aiškios vizijos. Tas pats, kas kokį arklį paleidė, jis nežino, kur eiti. Kaip pavyzdys, aišku, gamta ir visa kita, bet šitokia yra reikšmė. Vadybininkas. Vadybininkas sutvarko visą chaosą, palaiko tvarką, kontrolę ir verslininko viziją paverčia realybę. Jisai, žodžiu, sugalvoja, kaip tą idėją įgyventinti. Jis yra toks pagrindinis organizatorius versle. Kokios jo atsakomybės? Planavimas, procesai, komandų darbas, biudžeto ir pinigų srautų kontrolė. Jei nėra vadybininko, kyla chaosas. Darbuotojai nežino, ką daryti. Tas toks chaosas, kurį didžioji dauguma turi ir idėjos lieka neįgyvendintos. Ir trečiasis specialistas, tai yra meistras, kuris atlieka darbą. Gamina, aptarnauja ar kuria produktą, arba atlieka paslaugą. Jo atsakomybė tai yra tiesioginis darbas su klientu ar produktu, kokybė, terminai, kainų ir duomenų skaičiavimas dar gali būti. Lygiai tas pats yra ir su paslaugom. Specialistas atlieka paslaugą, tai realiai visame versle specialistas atlieka tą mechaninį darbą. Jeigu nėra specialisto, nėra produkto ar paslaugos. Verslas vėlgi neegzistuoja. Tai tokios 3 pozicijos, dabar pažiūrim, kokio velnio čia jų reikia. Čia reikės išsisaugoti. Tai kai visos 3 pozicijos yra subalansuotos, vizionierius kuria kryptį,
Vadybininkas sukuria sistemą, o specialistas užtikrina rezultatą klientui, tada veikia sėkmingas verslas. 3, žodžiu, dalykai turi būti. Kaip čia 3 pozicijos, 3 vaidmenys. Jei nors vienas elementas dingsta, sistema griūva, todėl svarbu ne tik dirbti versle, bet ir dirbti su pačiu verslu. Dabar pažiūrėkim, kas būtų, jeigu vieno ar kito nebūtų. Nu tai gerai, nėra specialisto. Dabar būtent ties šitą vietą pagalvokit apie savo verslą, ko jums trūksta iš šitų 3 ir užsirašykit. Arba pastebėkit, vat dabar, ką aš pasakoju, jūs priimkit ir tuo pačiu jau galvokit apie savo verslą, kaip tą pritaikyti ir kur čia ko jums trūksta. Tai jeigu nėra specialisto, nėra meistro, aišku, nėra kas atliktų realų darbą, nėra, klientai negauna produkto ar tai paslaugos ir, na, faktas, be šito verslas tiesiog negali egzistuoti, jis neegzistuoja. Jeigu mes neturim vadybininko, versle chaosas, nėra procesų, tvarkos, atsakomybės, visos idėjos lieka popieriuje, nes niekas jų neįgyvendina. Ir jeigu verslas neturi verslininko, jis neturi krypties ir vizijos, kur eina, į ką eina. Idėjos baigės, augimas sustoja, įmonė tampa tiesiog darbų vykdymo vieta, bet be ateities plano. Tai sugrįžtant prie McDonald's, Rėjus Krokas buvo verslininkas, šitie 2 broliai buvo vadybininkai, nes jie sukūrė sistemą, jie sukūrė visišką kontrolę, viską veikiantį mechanizmą, o virtuvės darbuotojai buvo specialistai. Taip, kad būtų lengviau įsivaizduoti. Pas Jeff Bezos jis buvo absoliutus verslininkas ir dar priedų vadybininkas. Ir pradžioje jis buvo specialistas, paskui pradėjo samdyti žmonės ir tada užpildė specialistą, vadybininką ir galiausiai verslininkas jis vis tiek liko. Su WeWork Adamas Newmanas buvo verslininkas, jo, bent jau kiek aš iš istorijos supratau ir sakyčiau, kad jo tas draugas Miguelis McKelvey buvo realiai specialistas, nes jis dirbo tuos mechaninius darbus, o vadybininkų ir organizatorius jie neturėjo. Tai, ką mes matom, buvo chaosas, nebuvo tvarkos ir vis dėlto verslas žlugo. Tai tokie 3 dalykai, pasidarykit print screeną, ar tai, nežinau, nusirašykite, jeigu spėjot. Mes matom, nėra 3 pozicijų, nėra sėkmingo verslo. Sakysit, o ką man daryti, jeigu mes turim versle tik vieną galvą? Aš ir pati esu savo versle tik viena galva, gal ir pas jus taip yra. Iš tiesų, kiekvienas verslo savininkas atlieka 3 skirtingus vaidmenis. Tai tarsi dėvi 3 skrybėles. Verslininko, vadybininko ir specialisto. Pradedant verslą vienam tenka būti viskuom. Vizionierių, organizatorių ir amatininkų vienu metu. Čia labai dažnai yra disbalanso problema. Dažniausiai smulkaus verslo savininkas būna 70% specialistas, nes atlieka mechaninius darbus, 20% vadybininkas ir tik 10% verslininkas. Toks disproporcingas dėmesys techniniam darbui ir kitų įgūdžių stoka realiai sukuria versle spragų, kurios neretai ir lemia verslo žlugimą. Tai čia yra tokia klaida. Tai ką reikia daryti? Kai reikia pabūti verslininku, kai reikia pabūti vadybininku ir kai reikia pabūti specialistu. Tai šituos 3 vaidmenis jūs turite išsiugdyti, kol esat vieni versle savo ir paskui į tam tikras pozicijas priimti žmonės, kurie tai gali pakeisti. Galvosit, visiškai čia niekas neaišku, toliau bus aiškiau. Nepergyvenkit, nepanikuokit, viskas bus aiškiau. Aš jums pateikiau čia irgi tokią esmę,
O plačiau visas tas vat apie tuos vaidmenis ir 3 pozicijas versle jūs rasit knygoje Verslo mitas. Aš klausiau audiotekoje, man jinai labai patiko ir ten yra išsamiau paaiškinta, bet realiai tą, ką jūs išgirdot, tai yra esmė. Tai jeigu klausysit įrašą, tai turėkit omeny, kad na, tikriausiai tiek jums ir užteks. Gerai. Mes kaip verslų savininkai, freelanceriai, turim laikyti visus verslus. Mercedes loja. Tai sakysit, kokie tie yra verslo kampai ir mes čia prieinam jau prie verslo struktūros. Dabar aš papasakosiu būtent visą struktūrą, iš ko turi susidaryti verslas. Mes jau išsiaiškinom, kad 3 pozicijos, 3 vaidmenys turi būti versle, bet ką tos 3 pozicijos turi daryti, kokie jų darbai ir kaip, kad viskas būtų atlikta, dabar viską papasakosiu. Aš taip vizualiai noriu pateikti, kad verslas yra kaip puzlė. Esat visi dėlioję puzlę ir kai vieną detalę pametat, puzlė yra nepilna. Paveiksliukas nepilnas, jis yra nebaigtas. Jeigu ir atsimenat, kaip būna žmonių arba būdavo, nežinau, dar yra, kurie puzlę sudėlioja, užklijuoja ant paveikslo ir kabina. Tai jeigu nėra vienos detalės, jūs negalite kabinti. Jis yra nebaigtas, nepilnas, jis nevykęs, ar ne? Jeigu nėra kelių detalių, tai dar blogiau, dar jisai nepilnesnis. Tai šiandien pateiksiu, kad ta verslo puzlė yra sudaryta iš 9 dalių. Aišku, gali būti ir daugiau tų dalių arba mažiau, čia jau labai priklauso nuo pačio verslo, bet šiaip sakyčiau, tos visos 9 dalys jos yra būtinos. Galbūt šiandien jūs viena atliekat viską, bet žinojimas apie visas šias sritis padeda matyti pilną vaizdą ir augti labai kryptingai. Tai visą verslą aš suskirščiau, kaip ir minėjau, į 9 dalis. Dabar apžvelkim ir aptarsiu kiekvieną iš jų, į kurią skrybėlę reikia užsidėti būtent tom dalim. Tai kokios tos dalis? Yra strategijos, plėtra ir projektai, finansai ir buhalterija, rinkodara ir komunikacija, gamyba, teisė, pardavimai, klientų aptarnavimas, žmogiškieji ištekliai ir IT techninė priežiūra. Galvosit, blemba, kiek čia daug? Gal man čia tikrai šitiek nereikia, čia nafik, bet žinokit, pasilikit, reikia, visko reikia ir aš tuoj papasakosiu, kas už ką yra atsakingas. Tai strategijos, plėtra ir projektai, kryptis, kur einam. Vizija, plėtra, investicijos, inovacijos. Jei nėra šito dalyko, verslas yra be krypties, stagnuoja ir yra gyvas chaosas. Įprastai įmonėse tai už šitą dalį yra, kaip už skyrių galima netgi sakyti, atsakingi būna generalinis direktorius, verslo savininkas, strategijos ar plėtrų projektų vadovai. Tai čia didelėse įmonėse visos šitos puzlės detalės yra kaip skyriai, dažniausiai būna. Aišku, gali būti jų ir daugiau, žiūrint pagal verslą, bet čia yra pagrindas. Tai jūs, kadangi solo versle esate, aišku, kad jūs tų skyrių nekursit ir nedarysit, bet jūs turite tas sritis turėti. Visas, kaip čia pasakyti, aprūpintas. Tai vienareikšmiškai tai yra verslininko vaidmuo, nes statoma vizija ir inovacijos. Tai absoliučiai čia yra verslininko jurisdikcija. Toliau, kai turime strategiją, yra finansai ir buhalterija.
kas yra visa ko pamatas. Be jo griūva visa konstrukcija, nes būtent tai užtikrina finansų kontrolę ir stabilumą. Pagrindinis tikslas, kad būtų tvarka biudžete, apskaitoje, pinigų srautuose, ataskaitose ir mokesčiuose. Jei to nėra, kyla chaosas, skolų ir bankroto rizika. Trumpai tariant, no money, no honey. Verslas be pinigų nėra verslo. Tai yra šikna, absoliuti šikna. Prasme, šitos vietos ne, čia yra šikna. Ir čia dėja, bet yra reikalingi visi trys vaidmenys. Tai ką daro? Specialistas atlieka paprastus darbus, ten apskaitos suvedimas, sąskaitos ar kažkokie paprasti skaičiavimai. Vadybininkas palaiko kontrolę, žiūri, kad būtų pinigų srautus prižiūri, kad pinigai ateitų ir išeitų laiku. Verslininkas analizuoja rodiklius ir jų pagrindų priima sprendimus, kurie yra naudingi verslui. Toliau. Rinkodara ir komunikacija. Tai yra durys, pro kurias klientai randa kelią pas mus. Rinkos tyrimai, reklamos, socialiniai tinklai, komunikacija su klientais. Jeigu mes savo versle šito neturim, verslas yra nematomas ir net ir labai geras produktas liks nežinomas ir neperkamas. Produktas ar paslauga, aišku. Vėlgi, čia visi trys vaidmenys yra reikalingi. Ką daro? Specialistas ruošia turinį, tą techninį darbą, ar ne? Vadybininkas organizuoja komunikacijos kontrolę, kampanijas, o verslininkas parodo, link kur mes einam. Koks yra pozicionavimas, kokia yra žinutė. Tarp kitko, naudojant finansų rodiklius, verslininkas šities rinkodara ir komunikacija gali priimti ir pagristus sprendimus ir daryti pagristus veiksmus. Tai būtent šitam irgi yra reikalinga. Gal pasidalinsiu tokiu vienu įvykiu, kai klientai padarėm pardavimų analizę. Buvo paskaičiuota šitam savikaina ir kainodara, aišku, padarėm pardavimo analizę ir pamatėm, kurie produktai daugiausiai yra perkami, kada buvo daugiausiai perkami ir pagal tai žinojom dar, žinoma, ir kas yra pelningiausia ir pagal tai buvo tolimesnė komunikacija planuojama. Tai yra labai didelė pagalba ir labai didelis dalykas formuojant strategiją komunikacijos. Tai jeigu dar neanalizuojat pardavimus, tai pagal ką jūs darot komunikaciją? Tiesiog savęs paklauskit. Tas yra tikrai svarbu ir jeigu nedarėte, tai tikrai pradėkit daryti. Na ir pardavimai. Pardavimai yra variklis, kuris atneša pajamas ir paverčia galimus klientus realiais pirkėjais. Kokie tikslai? Tikslai yra aktyvūs pardavimai, klientų pritraukimas, dėrybos ir tikslų vykdymas. Jeigu mes šito neturim, įmonė negauna pajamų, verslas negali egzistuoti. Šikna. Čia dominuoja du vaidmenis. Vadybininkas formuoja pardavimų planus, žiūri, kaip mes tai padarysim, o specialistas aktyviai parduoda. Tai čia galbūt specialistai yra tie vadybininkai didesnėse įmonėse, o jeigu jūs esat solo verslas, tai, tai čia jau būtų tas toksai santykis su klientu, per kurį darai pardavimą. Toliau, gamyba. Gal kiek skambus žodis ir tie, kurie teikia paslaugas, sakysit, nieko čia negaminu, nafik čia atliek. Bet šitas žodis apima produktų gamybą ir paslaugų teikimą. Tai yra, ką gauna klientas. Tai nebūtinai, tai ir paslaugą gauna klientas iš jūsų, arba tai yra produktas. Kokie yra tikslai šio skyriaus? Tai procesų valdymas, kokybės kontrolė, tiekimo grandinė ir efektyvumas. Jeigu mes šito neturim, klientai negauna produkto ir pagrindinė veikla žlunga. Tai reiškia, mes neturim ką parduoti. Turim daikto, ką mes parduosim. Tai
Šiuo atveju specialistas, po specialisto kepure, skrybėle atsiprašau, dirba žmogus su produkto gamyba ar paslaugos teikimu, netgi jeigu jūs, pavyzdžiui, esat kirpėja, tai yra kirpimo arba plaukų dažymo paslauga. Jeigu tai yra konsultavimas, tai čia specialistas atlieka konsultaciją. Tai reiškia, jūs kaip vadybininkas susitarėt dėl konsultacijos, atliekat pardavimą, o kaip specialistas, kaip vadybininkas turiu omeny kaip poziciją, ankstesniai skaidrai, kai apie pardavimus kalbėjom, o specialistas šiuo atveju, kai teikiama konsultacija, tai jūs užsidedat specialisto būtent skrybėlę ir pasakojat, suteikiat produktą. Tai vadybininkas šiuo atveju, skrybėlės vadybininkas ar net ta pozicija, organizuoja procesus, kaip tai turėtų būti daroma. Ir čia atsiminkit Jeff Bezos, kaip pagreitino procesą 6 kartus ir tai tuo atveju, kai sutrumpino pakavimo laiką. Tai čia būtent už šitą yra va šitas vadybininkas atsakingas. Rodau ant monitorius. Tiek įsijautus. Palaukit truputį. Jau jaučiu, kad balsas lūžta. Gerai, kitas dalykas sritis teisė, kuri yra irgi labai reikalinga. Teisė yra mūsų saugumas, teisiškai ir įstatymų laikymasis. Ši dalis rengia sutartis, vertina teisinę riziką, verslo teisinę riziką ir sprendžia ginčus. Tai ne to, kad ginčus, kad tu čia manęs taip ar anaip pasakai, bet tai yra kvalifikuotas ginčių sprendimas. Jeigu mes neturim teisės savo versle, įmonė rizikuoja baudomis, prastomis sutartimis, kas vėliau gali iššaukti ir teisinius ginčus. Ir kas pirmiausia, kam pirmiausia atsiliepia, tai finansų skyriui, nes pinigus reikia mokėti ir susimokėti, nes tai kiekvienas šitas dalykas nesužiūrėtas teisiai gali mums kainuoti brangiai. Tai kokios čia pozicijos? Specialistas rengia ir koreguoja sutartis, o vadybininkas užtikrina atitikti. Aišku, čia gali būti ir vienas asmuo, bet, kaip pasakyti, po šitą skrybėlę galbūt tokie darbai. Toliau, žmogiškieji ištekliai. Valdo santykius ir žmonių santykius įmonėje, be kurių plėtra yra neįmanoma. Tai yra samdymas, motyvacija, atlyginimai, mokymai, apmokymai naujo darbuotojo ir būtent įmonės kultūra tarp darbuotojų. Jei to nėra, darbuotojų valdymas tampa chaotiškas, krenta motyvacija, jie išeina, ateina nauji, daug laiko resurso išnaudojama ir kokybė krenta. Kodėl, sakysite, ateina, išeina? Įsivaizduokit, ateina kvalifikuotas darbuotojas ir jį reikia apmokyti. Ir tam skiriama laiko, resursų, jis gauna žinias ir paskui jisai greit išeina, vėl tą patį laiko tarpą turite skirti naujo darbuotojo apmokymui. Tai kainuoja įmonei pinigus, verslui. Tai čia pagrindinį vaidmenį atlieka vadybininko pozicija, kai jis organizuoja procesus, atrankas ir panašiai. Keliaujam. Ką jau padaryti? Dar kartą paminėsiu, įsijunkit mikrofonus. Gerai, toliau. IT ir techninė priežiūra. Čia ką jie daro, tai jie palaiko visą struktūros veikimą įrangomis, sistemomis, duomenų saugumu, procesų automatizavimu. Tai dirbtinis intelektas irgi čia ties šitą vietą turėtų atsistoti. Tai jeigu jūs dirbat su ChatGPT, tai įsivaizduokit, kad čia yra kaip ir jūsų IT skyrius. Jeigu mes šito neturim, stringa procesai, duomenys yra nesaugus ir verslas tampa pažeidžiamas. Čia pagrindė dirba vadybininkas, kuris valdo ir kuria IT projektus, o specialistas teikia techninę pagalbą. Kas ta techninė pagalba? Tai ten, pavyzdžiui,
nežinau, kompą sujungti, nu, kaip pavyzdys. A, ir paskutinė sritis yra klientų aptarnavimas. Tai yra stogas, kuris saugo visą jūsų verslą nuo griūties. Tai visas bendravimas su klientais po pardavimo, pagalba, problemų sprendimas, lojalumo ugdymas. Jei jūs to neturit, klientai nusivilia, mažėja lojalumas ir žmonės nebeperka. Čia dirba vadybininkas, kuris formuoja aptarnavimo standartus ir procesus, o specialistas bendrauja tiesiogiai su klientu. Tai va tokios būtų 9 sritis ir tikriausiai netyčia pagalvojat, aš dar mažas, man čia nereikia. Tai yra esminis momentas, jeigu jūs norit augti, turėti stabilų verslą ir iš jo uždirbti vis didėjančias pajamas, tai nuo savo verslo mažumės, nuo pat kūdikystės, jums viso šito reikia. Aišku, apimtys priklauso pagal verslo amžių, ar ne? O jeigu jūs šito nenorit, tai žinokit, dabar pat atsijunkit iš šito seminaro ir eikit paskrolint, nežinau, kokius bukus, rylsus, nes, nu, tiesiog, jeigu nenorit auginti verslą ir kažką padaryti ateity didesnio, tai jums šito viso nereikia. Jeigu dabar galvojat, nežinau, nuo ko pradėti, tai pirmiausia, prakratykit visą savo verslą. Ką ir sakiau, žiūrėkit, kai pasakojau, žiūrėkit ir pritaikykit iš karto savo verslui, ką jūs jau turit, ką jau darot ir ko jums trūksta, ko jūs nepadarot. Pasinaudokit mano ką tik duotų išvardintų šablonų, tikiuosi pasidarėt print screenus, jeigu nebus įraše, ir aprašymais. Tai tose srityse, kur trūksta kažko, ieškokit žinių, ieškokit specialistų, mokykitės patys ar samdykit kažką. Kad kažkokius tai specialistus ar žmonės, kad tą būtent sritį užpildyti, o kur jau turit, patikrinkit, ar nereikia patobulinti. O jeigu reikia, jeigu galvojat, kad nereikia, vis tiek pabandykit patobulinti. Žinau, kad tai yra didelis darbas ir labai platu, bet tai duos labai milžiniškų pokyčių. Taip pat, kas galėjo, įtariu, kad galėjo kilti tokia mintis, kad jei noriu sukontroliuoti visas sritis, tai ar reikia samdyti tiek žmonių? Aišku, kad ne. Visiškai ne. Jei patys užpildot visas sritis ir taip ištobulinot procesus, kad nereikia kitų žmonių, tai jūs jų ir nesamdot. Bet, aišku, iki to yra nemažas darbas. Bet dar ką aš noriu akcentuoti ties šitą vietą, kad jūs turit savo verslą, kuris nėra labai didelis ir jums trūksta laiko, ar ne? Nieko nespėjat, nieko nepadarot, tai žinokit, jeigu pajamos nėra labai didelės ir jums trūksta laiko, reiškia, jūsų procesai yra dar labai prasti. Ką reikia daryti? Reikia žiūrėti į procesus, nes tikrai įmanoma verslą, kuris, aišku, priklauso kokios apimtis yra, bet ištobulinti procesus taip, kad jums liktų laiko. Ir jeigu jūs pasirūpinsit visom šitom sritim, ką aš čia papasakojau, jums to laiko turėtų atsirasti. Aišku, tai yra didelis darbas, bet tai duoda tikrai gerų, didelių vaisių. Ir jeigu dar pagalvojat, kad gal užtenka turėti ar valdyti tik kelias sritis savo verslo pradžioje, tai žinokit, ne, neužtenka. Ir tuoj papasakosiu, kodėl. Įsivaizduokim verslą kaip namą. Tai klientų aptarnavimas yra stogas, nes jis saugo visą jūsų verslą, visą namą. Klientų pasitenkinimas lemia, ar verslas išvis išliks. Toliau, sienos dabar pradėsim. Vidų visą. Pardavimai paverčia verslo strategijas pajamomis. Tada strategija ir plėtra nurodo kryptį, kur mes einam, kas mes būsim už metų, už 5, už 10.
nes reikia tos krypties vis dėlto. IT ir techninė priežiūra tai laiko visą struktūrą ir sistemą, technologijos tiesiog. Rinkodara ir komunikacija atveria kelią klientams pamatyti įmonę, vizualiai tai būtų jūsų namo durys, kaip ateina. Gamyba yra absoliutus viso namo centras, nes čia gimsta pagrindinis produktas ar paslauga, be šito niekaip. Žmogiškieji ištekliai. Žmonės yra pagrindinis verslo resursas, tai čia šiuo atveju, jeigu jūs dirbate viena, tai čia būsite tik jūs, bet tai gali būti ir tas pats freelanceris, kurį pasamdote, kad ir trumpalaikiam darbui, ar tai asistentė, ar tai virtuali asistentė, ar tai bet kas, kas jums padės kaip žmogus. Teisė. Dabar jau mes čia matom pamatus. Kodėl teisė pamatas užtikrina, kad visas namas būtų teisėtas, saugus ir apsaugotas. Ir finansai ir buhalterija yra pamatas, nes be pinigų kontrolės įmonė negali išsilaikyti. Vėlgi įsivaizduokit dabar, išimam vidurį, sugrius namas, ar ne? Išimam duris, va čia, va, niekas neįeis, per langus neįlips. Nu gerai, teoriškai galėtų, bet suprantat mano mintį. Ir jeigu mes kažkokią tai sieną čia išgriaunam, tai labai gali paveikti patį namą. Jeigu mes neturim pamatų, bent vienų, irgi šikna. Ir jeigu mes neturim stogo, tai faktas, kad mums prilis, prisnigs ir viskas čia pradės pūti, griūti ir visa kita. Todėl verslas turi iš tokių dalių susidėti. Ir jeigu šiuo atveju nors vienos dalies trūksta, namas nestovi, lygiai taip pat yra ir su verslu. Tai išsiaiškinkit, ko trūksta jūsų verslui ir matysit, kaip tą namą pastatyti ir laikyti stabilų. Dabar pažiūrėkime, kaip daro mūsų smulkieji verslai, freelanceriai šiandien. Didžiausią dėmesį jie skiria gamybai ar paslaugos teikimui ir komunikacijai. Nes galvoja, kad tai yra du pagrindiniai svarbiausi dalykai. Kai visa tai neina, dar kažkiek skiria dėmesį pardavimams. Ieško, kokią čia turiu tą pardavimų. Ne, tai pirma gamyba, mes turim produktą, ar ne, tada ieško, kaip čia tą strategiją komunikacijos pasidaryti socialiniuose tinkluose. Aš nesakau, kad tai yra blogai, bet dažniausiai tai laiko kaip prioritetų. Tai tada skiria dėmesį pardavimams, paskui palieka klientų aptarnavimą, žmogiškieji ištekliai, IT, teisė, bet kažkiek girdėjau, kiek užtenka, kiek pasidariau, kažkiek ir daugiau aš nieko šiandien nežinau. O strategijai ir finansams skiriama mažiausiai dėmesio, nes galvoja, jog to nereikia. Ir tada mes turim daug streso, atsiranda naujas draugas perdegimas, šeimos ir poilsio laikas yra aukojamas darbui, prastai miegam, nes kortizolis muša rekordus, mažos pajamos, savigrauža, žylam, senstam ir taip toliau. Bet jeigu čia kažkur atpažinot save, žinokit, viskas tvarkoja. Jeigu atpažinot, nes žinosit, ką padaryti reikia. Įmanoma padaryti kitaip. Jei pakankamai dėmesio skirsit kiekvienai verslo sričiai, mes jausimės ramiau, saugiau, valdysim laiką, geriau tiesiog jausimės, pajamos didės ir verslas neturės kito pasirinkimo, kaip tik augti. Tai turėkit šitą omeny. Čia turėjau anksčiau paspausti pelės klavišą. Tai viena svarbia taisyklė yra išanalizuojat savo verslą, visus darbus, ką jūs turit, ką jūs darot arba turit daryti, priskirkit tam tikrai sričiai. Kai kiekvienas darbas turi nameliuką arba vietą visam name, tada dingsta chaosas. Ir tada verslas pradeda veikti kaip sistema.
Toksai praktinis dalykas, pasiimkit 9 popieriaus lapus ir ten pildykit visus savo darbus, kas prie ko turi būti. Tada kiekvienam lape kiekvieną darbą priskirkit pagal skrybėles, kas kur ką turi daryti. Jeigu matot, kad kažko nedarot, iš to, ką aš čia išvardinau, irgi įsirašykit ir matysit, ko jums trūksta. Galbūt įsirašykit su raudonu rašikliu, kad čia jums bus signalas, kad šitą reikia susitvarkyti. Na ir manau, daugelis ar net visi sutiks, kad pinigai yra tai, dėl ko mes dirbam. Jeigu sakysit, ką ne, aš dirbu ne dėl pinigų, nepatikėsiu. Ar jūs turėtumėt verslą, ar dirbtumėt, jeigu gautumėt visiškai pajamų? Manau, kad jeigu jūsų verslas visiškai negauna pajamų, jūs tikrai nedirbtumėte ir nieko čia nedarytumėte. Tai aišku, yra visi niuansai, kad mums patinka, ką mes darom, savirealizacija ir taip toliau. Viskas čia yra su tuo gerai, bet be pinigų tai visa yra nulis. Labai daug žmonių vis galvoja, kad buhalterija ir finansai yra tas pats. Nu tai ne, tikrai ne. Buhalterija fiksuoja praeitį, kas jau įvyko, o finansai žiūri į ateitį. Ką darysime toliau ir ką pasiremdami buhalterijos duomenimis mes galim padaryti, kaip priimti sprendimus. Tai čia yra toks esminis skirtumas, kad jūs žinotumėte, kaip tame viskas koreliuoja. Kai pradedi kontroliuoti finansus, atsiranda ramybė, žinai, kur dingsta pinigai, planuoji augimą, samdymą, investicijas. Sprendimus priimi ne iš nuojautos, o iš aiškių duomenų. Tai kontroliuojami finansai, mažiau streso ir daugiau galimybių. Sakysit, nu tai Vaida, nuo ko čia pradėti? Noriu, bet nuo ko pradėti? Tai dabar pateiksiu 3 pagrindinius žingsnius, pasiruoškite arba rašytis, arba daryti print screenus. Važiuojam. Pirmas žingsnis, ką mes turim padaryti, susitvarkyti kainą. Kaip padaryti? Suskaičiuojam pirmiausia savikainą. Kaip pagrindinis principas savikainos skaičiavimo, tai yra įtraukti absoliučiai visus kaštus, kurie prisiliečia prie jūsų prekės ar paslaugos, prie prekės ar produkto gamybos ar prie paslaugos teikimo. Absoliučiai viską. Viską. Jeigu jums tai sunku, atliekant kažkokią tai paslaugą ar gaminant produktą, susirašykit viską, kas ten įeina. Absoliučiai viską. Irgi analizė tokia. Ką toliau? Reikia įtraukti nusidėvėjimą. Galbūt kažkas, kas iš jūsų teikia paslaugą, galvoja, kas čia blet yra. Tai jeigu aš teikiu konsultaciją, aš naudoju kėdę, ant kurios sėdžiu, aš naudoju kompiuterį, aš naudoju pelę, stalą, galbūt kamerą, mikrofoną, rašiklį, užrašinę ar panašiai. Nu gerai, rašiklis, užrašinė čia jau yra prie kaštų, čia ne prie nusidėvėjimo. Tai visų tų įrenginių, ką aš išvardinu gerai, stalas, kėdė, kompiuteris, aš turiu skaičiuoti nusidėvėjimą ir jį įtraukti į savikainą. Ir dar vienas dalykas, ką dažnai užmiršta įtraukti solo verslai, ar tie smulkieji, freelanceriai, tai įtraukti savo atlyginimą. Jeigu aš teikiu valandos konsultaciją, aš turiu į jos savikainą įtraukti, kiek aš gaunu už tą konsultaciją. Mano asmuo, kiek mano verslas, mano asmeniui sumoka už tą 1 valandos darbą. Įsivaizduokit, kad tai yra darbuotojas, kuriam susimokat algą už tą atliktą darbą. Tai atlyginimas savo irgi būtina įtraukti į savikainą. Tai čia toksai labai pagrindinis principas, ką jūs turit padaryti. Toliau, kainą nustatant reikia susitvarkyti ir kainodarą. Ką tai reiškia? Irgi 3 pagrindiniai dalykai. Turit išanalizuoti rinkos ir konkurentų kainą. Iš vis rekomenduočiau rinkos ir konkurentų kainą stebėti nuolat, stebėti, kaip tai kyla, nes tai gali turėti įtakos ir jūsų kainai, gali būti arba kelimui, arba mažėjimui.
apskaičiuokit savo kainos pelno dalį ir maržą. Pelno dalis, tai jūs tikriausiai suprantat, yra jūsų nustatyta kaina po antkainio atminusavus savikainą. Pagalvosit, nafig čia ta marža. Kas čia tokie yra iš viso? Tai dabar įsivaizduokit, jeigu jūsų kaina yra 10 eurų, savikaina yra 9 eurai, tai 1 euras bus pelnas, ar ne? O marža yra 10% kainos. 10%, nes procentinė dalis, kiek yra pelno. Galvosit, kad jos nereikia skaičiuoti, reikia, nes jinai parodo produkto pelningumą. Pavyzdys. Vienas jūsų produktas kainuoja 100 eurų, o kitas produktas kainuoja 1000 eurų. Ir pirmojo produkto pelnas yra, kiek sakiau, 100 eurų, ne? Pelnas yra 10 eurų, tai yra marža 10%, o to produkto antrojo, kur yra 1000 kaina, pelnas yra 50 eurų. Tai marža bus 5%. Reiškia, pirmasis yra pelningesnis, nors ir pelnas eurais yra mažesnis. Tai taip jūs randat, kas yra pelningiau, nes ant to 1000, kur kainuoja, jūs išleidžiat žymiai daugiau. Tai va todėl reikia procentinę pelno dalį skaičiuoti, kas vadinama yra marža. Ir žinoma, dar vienas dalykas, į ką turite atkreipti dėmesį, tai nustatyti, kokią maksimalią nuolaidą galite taikyti. Yra buvę atvejų, kai klientė sako, aš dirbu su 40% antkainiu ir aš paleidau 30% nuolaidą, ten kažkokia akcija buvo, nežinau, neatsimenu. Ir kas gavos, jinai sako, ar skaičiavai, kiek ta nuolaida gaunas eurais. Sako, ne. Tai sako, 40, čia 30, čia mažiau, man sako, 10% turi likti. Tai žinokit, ne. Jinai visą tą laiką pardavinėjo į minusą. O todėl reikia skaičiuoti, kokią maksimalią nuolaidą gali taikyti ir tą žinoti ir tą pasižymėti. Tai jeigu neturit nustatytos kainos, tai nežinau, apie ką mes čia kalbam. Pirmiausia, pradedam nuo kainos, ją pirmą susitvarkot, o paskui keliauja toliau. Tai antras žingsnis solo verslams būtina atskirti verslo ir asmeninius pinigus. Nes kai pinigai suplakti į vieną katilą, niekada jūs nepamatysit tikros situacijos, nei verslo, nei savo asmeninių finansų. Dabar jeigu jūs pajamas gaunat pavedimais, atsidarot atskirą sąskaitą verslui ir visi pinigai iš verslo turi eiti tik į ją, reiškia sąskaitose pakeičiat sąskaitos numerį, išrašomose sąskaitose faktūrose, pakeičiat sąskaitos numerį arba, nežinau, nurodot kažkur svetainiai, pakeičiat sąskaitos numerį, kad eitų būtent į verslo sąskaitą. Nemaišot ir neatliekat už savo verslą mokėjimų iš asmeninės sąskaitos, o iš verslo sąskaitos už asmeninius pirkinius. Jeigu tai bus, kad susimaišėt, pervedat kaip skolą. Nes, pavyzdžiui, mėnesio, dabar rugsėjo pradžioj, mes žiūrėsim rugpjūčio mėnesio finansus ir visus išrašus, tai jūs jau žiūrit, tarkim, jeigu iš asmeninių pinigų sumokėt už ten kokį, nežinau, Zoom subscribe, tai jūs iš verslo sąskaitos pervedat šitą skolą. Kodėl? Gerai, palaukit, dar eisim. Jeigu turit pajamas grynaisiais, ką daryti siūlyčiau? Pirmiausia, tai pasiimti atskirą piniginę. Tai yra verslo piniginė ir jūsų asmeninė piniginė. Ir savaime suprantama, lygiai taip pat kaip su pavedimais, visi pinigai iš verslo turi eiti į verslo piniginę ir nemaišyti su asmeniniais. Jeigu sakysit, kad nuo šeimų pinigus reikia pragyvenimui, tai jūs išsimokat algą savo į asmeninę piniginę ir tada jau turit tą tokį faktą. Kaip geriau visą tą įsivaizduoti, tai
Naudoju tokį paprastą pavyzdį. Jūsų verslas yra jūsų įmonė, kur jūs einate dirbti, o jūsų asmuo yra jūsų asmeniniai pinigai, ar ne? Asmeniniai poreikiai. Tai dabar įsivaizduokit, jeigu jūs einate į samdomą darbą, samdomą darbą, nesvarbu, kad tai jūsų, ar jūs už to samdomo darbo kažkokius pirkinius norėsit mokėti iš savo asmeninės sąskaitos? Įtariu, kad ne. Ir lygiai taip pat, ar esat kažkur matę, kad samdomo įmonė, darbdavys mokėtų už darbuotojo, tarkim, maistą, turiu omeny apsipirkimą savaitei šeimos poreikiams, ar tai už drabužius, ar tai, vat kažką tokio. Ar tai nuomos mokestį buto? Manau, kad tikrai ne. Tai čia jums būtų tas kontrolinis klausimas, kaip, jeigu nežinosit, prie kur priskirti, tai kontrolinis klausimas, ar už tai turi mokėti mano darbdavys, ar už tai turiu mokėti aš. Būtinai šitą susižiūrėkit, aš labai rekomenduoju. Jeigu taip yra, kad jūs turite mažąją bendriją ir ten, kiek žinau, gali būti toks dalykas, kad jūs iš mažosios bendrijos pinigų galit pirkti savo reikmėm kažką ten, žodžiu, galima kažkaip apsiforminti. Tai irgi viskas tvarkoj, likite prie šito, bet tai turėtų būti išminusuota iš jūsų mėnesinės algos. Arba, šitaip jo, turit išsiminusuoti arba tai turi būti traktuojama kaip jūsų mėnesinė alga. Ką jūs irgi, kaip būdami savo verslo savininkais, turite savo išsimokėti į asmeninę sąskaitą savo algą. Tai va tiek būtų su verslo ir asmeniniu biudžetu. Šitą žingsnį būtinai pasidarykit, jis tikrai nėra sunkus, bet tai duoda suvokimo. Na ir trečias žingsnis būtų duomenys. Palauk, nepakalbu. Pajamos, išlaidos, pelnas, marža. Supratus šiuos rodiklius, jūs galite pamatyti, kas iš tikrųjų generuoja pelną, o kas suryja visus resursus. Trumpai, pajamos, tai kiek pinigų pas mus atplaukė, išlaidos, kiek mes išleidom lauk iš namelio savo, pelnas, tai yra skirtumas iš pajamų atėmus išlaidas, čia pačioj matot formulę, ir marža yra procentas, kuris rodo pelningumą. Lygiai taip pat, kaip pasakojau su produkto kaina, tai lygiai tas pats liečia maržą ir pelningume viso verslo, pelne. Rekomenduoju žiūrėti šitą rodiklį, nes jūs matysit, kurie mėnesiai jums buvo pelningiausi procentais, nes kartais matot, pelnas eurais, jis gali būti skirtis ir palyginus su visom pajamom, gali būti didesnis arba mažesnis procentas. Tai būtinai šitą reikia paskaičiuoti. Tai šitą tikrai rekomenduoju. Tai štai tokie yra 3 pirmi žingsniai, kurie jau gali duoti aiškumo finansuose. Būtinai juos pasidarykit, tikiuosi nusiprint screeninot. Tačiau čia būtų labai pavojinga sustoti. Jei nesusiskaičiuosit savikainos, neteisingai nustatysit kainas, jei nekontroliuosit pinigų srautų, grįšit į chaosą. Tai būtent tam, kad šitaip neatsitiktų, aš parengiau programą Prisijaukink verslo finansus, kurioje duodu visus įrankius ir aišku planą, kaip žengti visus kitus žingsnius nuo duomenų suvedimo iki analizavimo ir supratimo, kaip priimti sprendimus remiantis duomenimis. Tai nebereikės spėlioti, turėsit skaičiuoklę, žinias ir mano palaikymą. Tai kas dabar atrodo sudėtinga, taps visiškai paprasta ir valdoma. Matot atsiliepimus ir dabar šitoj srity bus tikri klientų atsiliepimai, tai galit paskaityti, kaip jiems tampa viskas aiškiau ir suprantamiau. Toliau apie programą papasakosiu, tai mes, ateina jau rekomendacijos, kas buvo šitam kurse. Tai sekanti programa prasideda rugsėjo 15 dieną, tai yra 7 savaičių programa
ir mokymosi forma yra žiauriai gera, nes yra nuotolinė ir jūs periodiškai gaunat informaciją. Ir nereikės jungtis į jokius laivus, į jokius zoomus, tai darysit savo eigą. Toliau, kam skirta šita programa? Skirta solo verslininkams ir smulkiesiems verslams, kurie nori pasimatuoti pelną, pažiūrėti, kas ten dedasi. Pradedantiesiems, kuriems atrodo, kad uždirbu, bet visiškai nieko nelieka ir aš nežinau, kas čia yra. Tiems, kurie nori, aišku, sistemos, o ne tiesiog to chaoso. Ir verslo savininkams, kuriems aktualus yra augimas, o ne chaotiškai, bet ne augimas, kad būtų ne chaotiškas, o struktūruotas. Trumpai perbėgsiu, kas yra, kaip atrodo tos 7 savaitės, paskui viską paaiškinsiu išsamiau. Tai pirmą savaitę mes pradedam finansų valdymą, tiesiog paprastas startas. Antrą savaitę sisteminam duomenis, trečią savaitę mes įsirašom pajamas ir išlaidas į skaičiuoklę, nuo šitos vietos pradedam dirbti su skaičiuoklė. Tai čia ir būna, kad reikia susirašyti tik duomenis, o daugiau viską skaičiuoklė padaro už jus. Ir visos programos metu jūs tiesiog suprasit, kaip tai skaičiuojama, bet jums patiems skaičiuoti nereikės daugiau iš viso, jeigu jūs dirbsit su skaičiuoklė. Tai, oi, per greitai. Ketvirtą savaitę mes jau pradėsim analizuoti pajamas ir išlaidas. Tada būna konsultacija, aišku, priklausomai nuo programos paketo. Penktą savaitę mes jau gaunam žinias, pavyzdžius, praktinius pavyzdžius apie pelną, maržą, pardavimus ir vidutinę krepšelio vertę, kas yra irgi labai svarbus dalykas. Tai čia yra paliečiami ir pardavimų sritis ir truputį kainodaros tokių niuansų duodam. Šeštą savaitę skirstom pelną, išsiaiškinom, kaip skirstyti pelną, nes pelnas nėra tiesiog jūsų alga, jokių būdų. Taip pat bus apie limitus ir taupimo strategijas. Ir 7 savaitę skaičiuojam investicijų atsipirkimą ir aiškinamės apie finansų valdymą jau ilgalaikėje perspektyvoje. Ir tada būna vėl konsultacija, vėlgi savaime suprantama, kad priklausomai nuo paketo. Ir ką, jūs baigėt programą ir jūs turit tvirtus verslo finansų pagrindus, žinot, kaip juos sekti, analizuoti, kaip priimti sprendimus pagal duomenis. Ką jūs gausit? Tai būtų 14 laiškų per 7 savaitės, po 2 laiškus per savaitę. Vienas pirmadienį, kitas trečiadienį. Bus labai aiškios ir paprastos užduotis, kiekviena su konkrečiu tikslu, konkrečiu veiksmu. Nebus labai sunkios. Specialiai gausit sukurtą verslo biudžeto skaičiuoklę Excelio formatu, kur, kaip minėjau, pabrėšiu, su ta skaičiuoklė jums tai reikės suvesti duomenis ir daugiau nieko skaičiuoti nereikės. Ten viskas susiskaičiuoja. Tada bus labai daug praktinių pavyzdžių, analizės metodų ir veiksmų planai. Užmačiau ką tik konsultacijas. Atsiprašau, matot, iššovė viskas saugiklis, žiūriu čatą, kiek čia visko. Gerai. Tai praktiniai pavyzdžiai ir veiksmų planai, metodai visi, tas tikrai bus. Jūs turėsit galimybę dirbti savo tempu. Laiškai lieka pašte ir va čia yra, aš taip ir norėjau padaryti, kad nebūtų skubos, nes mes kaip verslo savininkai, ko mažiausiai mums reikia, kad mus kažkas dar pušintų. Mes ir taip jaučiam tą tokį chaosą, tą tokį stresą truputį, nes mes norim, kad čia viskas gerai paeitų, tai mažiausiai, ko reikia dar papildomo streso. Tai būtent aš šito nenorėjau ir aš specialiai padariau, kad žmogus galėtų prisitaikyti. Jis gauna informaciją per savaitę, jis žino, kad ją gauna ir prie jos turi prieiti. Netgi jūs, jeigu vieną savaitę praleisit, jūs sekančią savaitę toliau galit arba pasivyti, arba savo tempu judėti, niekas jūsų nepušins, va tas ir yra gerai. Ir
tiesiog pirmadienį, trečiadienį gaunat informaciją, galit iškart tą pačią dieną prisėsti, galit savaitgalį, galit bet kurią dieną. Tai va tas man yra iš tikrųjų vienas svarbiausių dalykų. Ir aišku, pagal pasirinktą paketą būtų užduočių atlikimo priežiūra ir konsultavimas elektroniniu paštu. Reiškia, iškyla klausimas, rašau, gaunu atsakymą. Iš manęs gaunat atsakymą. Bet koks klausimas, galima ir skambinti ir visa kita. Ir pagal pasirinktą paketą 1 arba 2 asmeninės konsultacijos, jeigu jums jų reikia. Tai ką aš turiu jums, kadangi jūs prisijungėt, aš labai tai vertinu ir būtent jums seminaro dalyviams jūs galite prisijungti su ypatinga sąlyga, gauti prieigą prie programos už specialią kainą. Dabar papasakosiu, kuom skiriasi visi tie 3 paketai ir papasakosiu, kuris jums būtų tinkamiausias. Jeigu jūs pakankamai atsakingai į viską žiūrite ir esate toks žmogus, kuriam dažniausiai viskas yra aišku, jisai skaito, įsiskaito dar kartą ir labiau savarankiškumą mėgsta, tai pilnai užtektų bazinio paketo, į kitus galit net nežiūrėti, kur gausite teorinę ir praktinę medžiagą bei savaitinės užduotis. Standartinis paketas yra tuo atveju, jeigu jums reikia truputį tokios priežiūros, truputį tokio pabendravimo, truputį daugiau klausimų norit ir būtų viena asmeninė konsultacija, kuri būtų galima arba vidury programos, arba po, čia jau nėra skirtumo. Jeigu taip netgi atsitiktų, kad išsipirktumėt standartinį paketą ir neturėtumėt klausimų, tada per asmeninę konsultaciją mes galėtumėm ne tik finansus pasižiūrėti, bet galėtumėm tiesiog apie kažką pakalbėti, ką aš galiu teikti jums žinias, tai galbūt apie kainos nustatymą, ar tai apie verslo plėtrą, tiesiog, ta prasme, nebūtų per šitą konsultaciją kalbama vien tik apie finansus. Ir VIP Premium yra tas pats, kas standartinis, tik tais būtų jau 2 konsultacijos. Tai jeigu jums labiau norisi konsultuotis, reikia daugiau priežiūros, tada rekomenduoju vis dėlto šitą. Aišku, VIP Premium vietų skaičius yra labai ribotas. Jų nebus galima įsigyti daug, tai tokiu atveju viena konsultacija būtų vidury programos, o kita po. Vėlgi, jeigu nebūtų klausimų, mes tą laiką išnaudotumėm kažkaip teisingai, tikslingai, kad jums būtų ta pagalba ir tikrai nebūtų taip, aš neturiu klausimų, tai ta nuplaukė. Tikrai ne. Šitaip, aš nemėgstu taip padaryti. Ir matot kainas viršuje, tai yra standartinės kainos nuo 199 iki 499 ir būtent jums šiandien ir rytoj iki vidurnakčio aš suteikiau va šitokias kainas nuo 105 iki 377, kokio dydžio nuolaidos matot apačioj. Dovanos. Minėjau apie verslo biudžeto skaičiuoklės, tai prie bazinio paketo bus 1 metų biudžeto skaičiuoklė, kurios vertė 79 eurai. Prie standartinio ir VIP Premium būtų 5 metų verslo biudžeto skaičiuoklė, kuri yra 99 eurų. Kodėl aš labiau rekomenduočiau 5 metų, nes jeigu jūs nepatingėsit ir susivesit praeitų metų duomenis, jūs galėsit matyti, kas labiau veikia praeitais metais ir pritaikyti šiais metais. Jo labiau matysit tarp mėnesių metų dėsningumus. Tai yra daugiau duomenų, daugiau erdvės ir tas iš tikrųjų labai padeda. Tai programos metu jūs būsit apmokami, kaip naudotis verslo biudžeto skaičiuoklę ir praktiškai dirbsit. Tai jūs pradėsit dirbti ir po programos jūs toliau galėsit tęsti darbą, turėsit visas žinias, visą informaciją, galėsit iš manęs išsitraukti, kiek jums reikia papildomai žinių, ar tai skambučiu, ar tai laišku, į visus klausimus atsakys. Ir esmė, kad po to galėsit savarankiškai tai dirbti, nebereikės kažkokių papildomų mokymų. Tai šitos kainos galioja tik tais iki rytojaus vidurnakčio, palikau truputį laiko, dažniausiai yra daroma, rekomenduojama daryti, kad šitos kainos galioja iki šiandienos, bet aš pagalvojau, kad jums reikėtų permiegoti su šitą mintim ir priimti sprendimus pagalvojus.
Tokių kainų, kokias matot šiandien ir vat šitas rytoj, nebebus. Tikrai nebebus. Čia yra tiktais jums, daugiau jos kils. Ir programa šita, kuri prasideda rugsėjo 15, jinai bus kartojama nebent už pusmečio. Pusvalandžio vos nepasakiau. Tai nebent už pusmečio, anksčiau tikrai ne. Tai šiais metais tai yra paskutinė galimybė. Ir jeigu galvojate apie verslo augimą, tai pasinaudokit iš tikrųjų šitą progą. Bet jeigu jūs galvojat, kad jums neužtenka programos, reikia daugiau pagalbos iš manęs, kas liečia verslo struktūrą, kainas ir visa kita, tada sprendimas yra mano mentorystė. Taip trumpai pasakysiu, ką mes darom. Išanalizuojam jūsų verslą, susitvarkom kainas kartu, susitvarkom finansus, pardavimus ir toliau keliaujam į struktūrą. Į visus mentorystės paketus įskaičiuoti yra mano kursai, skaičiuoklės, įrankiai, programos, žodžiu, viskas. Jeigu kažko trūksta, aš sukuriu, tai gali būti ir individualus individuali skaičiuoklė sukurta, priklauso nuo poreikio. Jeigu matysiu, kad yra poreikis, viskas bus. Tai trumpai papasakosiu, kuom skiriasi visi tie 4 paketai. Juos visus jūs galit išsamiau pasiskaityti, kas ten įeina, nes ten yra plačiau aprašyta, tai mano puslapyje. Ir jūs, manau, prieš valandą gavot laiškus į savo elektroninius paštus, tai ten tiesiog pasižiūrėkit, paspausit, rasit visą informaciją. Tai startas yra 3 mėnesių planas verslo pradžiai. Grow yra pusės metų mentorystė. VIP yra tas pats, kas Grow, tik tais greičiau. Per 3 mėnesius mes viską pasidarom, tai jūs tampat mano VIP klientų, kur jums yra pirmenybė visame kame. O Master tai yra metinė mentorystė ir mes dirbame lėčiau, užtikrintai, bet visus metus. Tai vėlgi duodu jums nuolaidą su kodu noriu, 10% nuolaida, kur nuolaidos suma būtų nuo 129 iki beveik 400 eurų už mentorystę. Ir šitą nuolaidą aš padariau, kad jinai galėtų iki šeštadienio, tai iki penktadienio vidurnakčio. Kodėl ilgiau? Nes suprantu, kad gali reikėti pagalvoti. Ir jeigu jums sunku apsispręsti arba nežinot, kuris variantas čia jums išvis tiktų ir ar išvis jo reikia, jūs galite parašyti man arba paskambinti po seminaro arba rytoj, aš jūs pakonsultuosiu ir mes išsiaiškinsim, ar jums to reikia, o gal išvis nereikia ir aš jums sakysiu, kad ne, jūs palaukit, nes tikrai esu ne vienai, žinokit, ne vienam žmogui pasakius, kad šito dar nereikia, geriau vėliau. Tai taip mes išsiaiškinsim, kas jums yra tinkamiausia ir būtent dėl to aš padariau, kad pasiūlymas galiotų iki šeštadienio. Ir dabar aš esu pasiruošusi jūsų klausimams. Tai einu paskaityti pirmiausia čatuką. Vat, Aistė rekomenduoja šitą mano programą. Laurita rašo, kad viskas Maks aišku ir patogu. Labai džiaugiuosi. Vaiva rašo, jeigu susisuko galva, kad puzlė detalių neišpildot, nieko nesuprantate apie savikainą ir finansus ir taip toliau, tai labai rekomenduoju. Vaida labai paprastai ir aiškiai sudėtingus dalykus paverčia lengvai suprantamais, konsultacija bombinė. Labai džiaugiuosi. Aš žinokit, į verslą žiūriu, jeigu aš pradedu dirbti su verslu, tai aš žiūriu kaip į savo ir būna dažnai, kad aš tiesiog dažniausiai duše ką nors sugalvoju ir būna tada pagalvoju, parašau verslui, žiūrėk, gali taip padaryti. Tai aš kitaip nemoku tiesiog. Dovilė, ar galite iš tolo parodyti, kaip maždaug atrodo verslo biudžeto skaičiuoklė? Dovilė, žinokit, dabar aš nepajungsiu, bet jeigu jūs nueisite į mano puslapį vaidarimke.lt arba paspausite tiesiog ant vienos nuorodos, ką gausite į laišką, jau gavote iš manęs, tai ten galite apžiūrėti visas mano skaičiuoklės, gal nėra iš labai arti, bet plius minus matosi.
Tai aš galiu trumpai pasakyti, iš tikrųjų ten yra blokas pajamos, išlaidos, pelnas ir marža, vidutinio krepšelio vertė ir aišku, ten visur grafikai yra, investicijos ir tada yra pelno skirstimas, trys irgi blokai. Ir dar yra nustatymų skiltis ir dar jeigu 5 metų, tai yra dar atskiras šitas būtent metiniai analizai. Kokiems verslo sektoriams skirta ši programa ir paruoštos skaičiuoklės. Tai yra pritaikyta, realiai padaryta taip, kad tiktų visiems. Vilma, jeigu norite, parašykite, kuom užsiimat, aš pasakysiu, ar tai jums būtų tinkama. Šiaip bendrai yra visiems pritaikoma. Jeigu taip atsitinka, kad atsitiktų, kad jūs esate programoje ir matot, kad jums čia yra kažkas labai nepatogu ir reikėtų kažkokių pakoregavimų, jūs drąsiai galėsit manęs prašyti ir aš tai pakoreguosiu. Tai čia, bet aš su kiek buvau, žinokit, niekam nereikėjo dar koreguoti. Tai yra tikrai labai plačiai pritaikoma. Kristina, ar miksuoti pelną ant skirtingų prekių rūšių yra geras sprendimas, ar geriau visada taikyti pastovią pelno dalį nuo daikto? Čia jūs tikriausiai kalbat apie antkainį. Tai tai žinokit, aš rekomenduočiau remtis konkurentų ir rinkos kainą bei savikainą. Ir nebūtinai turi būti vienodas antkainis. Čia jau žiūrėkit į šitus du dalykus. Jeigu yra sunku su kainos nustatymu, išsamiau, jeigu norit žinių, tai yra mano kursai, yra savikainos kursas ir kainodaros kursas. Jie pakankamai nebrangus. Jeigu norit pagilinti žinias, tai pabandykit šitą. Simona, jei perku verslo finansų programą, tuomet mentorystė tik vėliau verta imti. Aš žinokit, jūsų vietoje imčiau geriau mentorystę, nes ten yra įtraukta finansų programa. Tai jums apsimokėtų labiau. Tikrai labiau apsimokėtų, jo labiau, kad gausit ir visus kainos nustatymo kursus ir visa kita. Jeigu jums atrodytų, kad mentorystė, negalite vienu metu sumokėti didelės sumos, tai už mentorystę galima mokėti mėnesiais per kelis mokėjimus arba mes susitarėm kažkaip individualiai. Tai yra tokia galimybė pas mane mokėti dalimis arba mėnesiais. Tai aš vis dėlto geriau sakyčiau, apsimokėtų imti mentorystę, nes ten yra įtraukta finansų programa. Indrė rašo, ar galima paklausti ne apie programą, apie tai, ką dabar pasakote. Žinoma, Indrė, klauskit. Labas vakaras. Labas vakaras. Aš gal susitvarkysiu viską. Taip. Man iškilo klausimas, antkainis ir marža, jie yra panašus dalykai ar ne, nes šiek tiek pasimečiau ties vienu klausimu. Ne, tai yra du visiškai skirtingi dalykai. Antkainis yra skaičiuojamas procentas kainos nustatymui nuo savikainos. Aha, nes... O marža tai yra pelno dalis nuo kainos. Į kurį labiau reiktų atkreipti dėmesį? Jeigu nustatant kainą, kai nustatot kainą, tai antkainis, bet jeigu jūs norit vertinti pelningumą, tada marža. Gerai, tada supratau. Ir man kilo klausimas, jūs ten minėjote apie 10-20% maržą, kai ten patikėt pavyzdį, kurį labiau reikės pardavinėti, ar tą ir tą. Man kilo toks klausimas, tada kokią jūs rekomenduojat dažniausiai naudoti maržą? Ta prasme, ar 10-20% yra tikrai pakankama? Marža, žinokit, gal ne taip suformulavau atsakinį, bet maržos negalime naudoti, jei reikia antkainį mes naudojam, o maržą skaičiuojame, žiūrim, ar pelninga. Ir procento nėra.
Nėra nustatyto procento, kiek turi būti ta marža. Jūs turit lyginti tarpusavį su savo kitais produktais ir su produktais rinkoje, kas jums irgi galimai gali būti sudėtingiau, nes pripažinkim, paslaugos teikimo marža yra gerokai didesnė negu tai yra fizinio produkto. Tai negalima suplakti į vieną. Čia jūs turit tarpusavį produktus lyginti. Tada kitas klausimas apie antkainį bus. Kokį geriausiai naudoti yra antkainį? Ar, pavyzdžiui, nu, aš pavyzdį tik tais pateiksiu, ar ne? Jeigu, tarkim, mano prekė kainuoja 5 eurus, už kiek mažiausiai, nu, ta prasme, aš galėčiau ją parduoti, kad tai būtų, nu, finansiškai man naudinga vis dar. Už kuo daugiau. O už kiek Savime suprantama, už kuo mažiausiai? daugiau. Mm? Ir vėlgi, va čia vat sužaidžia rinkos ir konkurentų kaina. Jūs žiūrit, gerai, tarkim, savikaina yra 5 eurai, rinkoje ta prekė yra 10 eurų, ne? Jūs Mhm. pasidarot antkainį, kad, tarkim, būtų 11 eurų, bet tada tokiu atveju jūsų produktas turi būti kažkuom išskirtinesnis negu visi kiti rinkoje, kad klientas mokėtų to 1 eurų daugiau. Jeigu jūs žaidžiate pagal rinkos dalyvių žaidimą, tada jūs nustatote tą 10 eurų ir taip toks ir bus tas antkainis. O jeigu jūs norit, kad daugiau, su mažesnė kaina daugiau prisitraukti klientų, tai aišku, jūs mažinat antkainį. Bet tuo pačiu, kai mažinat antkainį, jūsų mažėja ir marža. Tai geriau to nerekomenduojate daryti, aš teisingai suprantu? Aš rekomenduoju atsižvelgti į produkto išskirtinumą rinkoje ir rinkos kainas. Tai ar teisingai suprantu, kad geriau būti išskirtiniam ir parduoti, kad ir mažiau, bet brangiau, negu kad pigiau ir daugiau, teisingai? Vat jeigu jūs esat išskirtinė ir paduodat brangiau, tai jūsų produktas pelningesnis bus, suprantat? Taip. Ir tada jūs mažiau parduodant, nu, žinot, priklauso koks tas produktas yra, gal jis ilgiau gaminamas, gal tai paveikslas koksai. Ir jūs brangiau parduosit, nupiešit mažiau, bet tai bus pelningiau. Supratau. Nes kodėl aš klausiu, nes, pavyzdžiui, dabar prasidės kalėdos, nu, mano paslaugos yra žaislai. Ir dažniausiai aš nusistatau tokią kainą, nu, nelabai atsižvelgdama galbūt, kad kažkas pigiau ją pardavinė, kadangi aš žinau savo vertę. Ir prasideda, kad pardavinėja kiti beveik perpus mažesnės, nu, ta prasme, žaislas kainuoja kaip pavyzdys, dažniausiai visi už tą pačią perkam kainą 3 eurus, tai daug kas pardavinėja po 4,5 ar ne, o aš po 8 eurus. Ir galvoju, kaip nepaslysti ir pačiai vat nepradėti nusivertinti savęs ir pradėti, kaip ir jie, pardavinėti pigiau, ale gal daugiau. Nu, aš galvoju, kaip vat išlikti, turėti argumentą stiprų, kad jau geriau daug mažiau, bet daugiau, kad liktų. Nu, vat kažkaip ieškau tokio argumento. Supratau. Indrė, žiūrėkit, pagrindinis dalykas, ką jūs turit padaryti, pavyzdžiui, man įrodyti, kodėl aš turiu pirkti iš jūsų tą žaislą už 8 eurus, o ne iš konkurentų už 4,5. Ir šitą įrodymą iškomunikuoti komunikacijai. Su tuo tai viskas yra gerai, čia jau Tai ir panaudota viskas. patirtis, bet kaip sau pasakyti, kad su manimi yra viskas vat gerai ir net nekreip dėmesio, nes aš užblokuoju visus, kad nematyti ir kad nesinervinti, bet kad nereiktų blokuoti savo konkurentų, tiesiog kaip... Jokių būdų neblokuokit konkurentų, visada stebėkit konkurentus. Čia yra nesąmonė, kad blokuojam konkurentus, nes skauda. Analizuokit ir žiūrėkit, ko jie nepadaro, ką jūs galite padaryti ir tai panaudoti. Suprantat? Ir uždirbti daugiau pinigų. Kaip pasakyti savo, kad nenusivertint, atsistojat prieš veidrodį ir pasakot. Ar jūsų darbas, ar jūs antiek prastai dirbat, kad jūs galvojat, kad tai yra neverta? Tai yra verta ir dar daugiau negu verta. Tai su tuo čia psichologiškai galbūt reikėtų padirbėti, bet jeigu jūs turit klientų, tai ko jūs pergyvenat? Gal dėl to, kad, pavyzdžiui, žmonėms tada iškreiptas vaizdas yra, ar ne, kodėl, vat, Tai pavyzdžiui, čia jų problema. nu, vat, kažkaip šitas man vieta yra nelabai tokia. Žiūrėkit, kad pirkti pas jūs jūsų išskirtinį produktą yra žmogaus pasirinkimas. Ir viskas. Ir jeigu jūs turit klientų, nu tai ko jūs pergyvenat? Supratau. Va, ramiai miegokit ir linkiu gerų pardavimų. Ačiū. Gerai, dabar
Ar prisijungus į kursą būtų ir visos lentelės suteikiamos, ar tik kažkurios? Jo, tai skaičiuokliai yra visos lentelės, kur jūs galėsit fiziškai įsirašyti duomenis ir ten viskas susiskaičiuoja ir jūs to naudositės paskui ateity. Ar šie mokymai 7 savaičių tinka rankdarbiautojams? Prekiauju e-platformą plus dar teikiu konsultacijos paslaugas apie ją. Ar tinka tokiam? Žinoma, tinka. Tinka. Čia yra bendrai, žinokit, tinka. Ritos klausimas. Ar tiktų nekilnojamam turtui? Turiu keletą namų nuomai, kaina aiški, pelnas aiškus, taigi skaičių mažai. Gerai, išlaidas patiriat ar nepatiriat? Čia klausimas yra. Tai pas jūs pagrindinės išlaidos yra galbūt nusidėvėjimas, gali būti. Žinokit, labai priklauso, kokios apimtys yra. Ar jūs, jeigu jūs neturit išlaidų ir tai yra tiesiog jūsų pasyvios tik pajamos, tai, tai tada čia yra tiesiog jūsų asmeninės pasyvios pajamos. Tada aš abejoju, ar jums reikalinga šitai būtų. Galbūt parašykit arba plačiau, arba man paskui asmeninę žinutę parašykit plačiau ir aš tada pakomentuosiu. Jeigu jūs tiesiog turit nusipirkus savo nekilnojamą turtą ir gaunat tiesiog pasyvias pajamas, ką aš jums rekomenduočiau, gal net nereikia jums tos programos, jeigu nenorit kažkaip plėtoti arba kažkokio kito verslo neturit, tai susiveskit, kiek jūs pajamų gaunat kiekvieną mėnesį. Veskitės, žinokit, veskitės. Ir jeigu paskui kažkokiam butui reikia, ar tai kažkokį baldą nupirkti, ar tai kažkas sugedo, kažkoks remontas, prie kiekvieno buto veskitės, kiek patirit per metus kažkokių tai tokių išlaidų. Ir tada jūs tiesiog turėsit metinės pajamas, turėsit gal vieną kitą išlaidą su tuo butu susijusios ir žinosit, kiek jums pelno atnešė. Užtenka šitiek, aš manau, žinokit. Jeigu nėra kitų niuansų. Tai aš rekomenduočiau taip ir tada tokiam atveju net nereikia tos programos, žinokit. Gerai, ką dar turim? Klausimų. Kas norit gal gyvai paklausti? Dar pagalvokit, jeigu turit klausimų. Jeigu ne, tai galit man skambinti ir klausti apie mentorystę arba apie programą rytoj. Čia yra nurodytas mano telefono numeris, kuris yra ir mano svetainėje. Susisiekti gali taip pat ir elektroniniu paštu. Visą informaciją apie mano visus produktus rasite mano svetainėje. Aš esu Kaune, jeigu jums reikėtų konsultacijos gyvai. Instagrame, jeigu dar nesekat, būtinai pasiekit, rekomenduoju. Ir jeigu norite Facebook'e matyti, tai Verslo finansai su Vaida Rimke. Ten yra, na, realiai, jeigu dažniau naudojatės Facebook'u negu Instagramu, tai va šitoj vietoje galite mane pasiekti, bet šiaip tas pats yra, kas Instagrame. Vilma sako, paskambins rytoj, gerai, galit skambinti, būtų gerai, kad ne prieš 8. Tai kada bus jums patogu, paskambinkite. Ir jeigu turėsit šiaip tiesiog, galvosit ir turėsit klausimų, būtinai klauskit. Jeigu dvėjosit, parašykit, kodėl dvėjojat. Man yra įdomu. Labai džiaugiuosi, kad jums buvo naudinga. Šiaip, kas buvot ir mane sekat Instagrame, labai prašau parašykit man žinutį, kaip jums, tiesiog savo vertinimą. Įsivaizduokit, kad esate seminarų kritikai ir man labai įdomu jūsų nuomonė, nes aš žinosiu, kaip tobulėti. Na ir pabaigai. Ačiū, kad buvote šitam seminare. Linkiu, kad jūsų verslas taptų ne tik kūrybiška idėja, bet ir sistema, kuri veikia jums, kuri dirba jums, o ne prieš jūs. Jeigu norit pagalbos įgyvendinant kažką praktiškai iš to, ką šiandien kalbėjau, aš esu su jumis, aš esu šalia.
Agnė dar klausia, ar tinka konsultuotis tuo metu, jei dar neturi verslo, bet tokio norėčiau. Taip, žinokit, labai geras dalykas, ką aš darau, yra verslo pradžiai. Turiu tokį kaip ir, tai va ta mentorystė verslo pradžiai, mes sukuriam ir verslo planą, apsiskaičiuojam verslo pradžios finansus. Išsianalizuojam verslą, nusistatom kainas, tai verslo pradžiai tikrai rekomenduojam. Bet jau ne tada, kai aš čia, sugalvojau idėją, bet ne, aš jau turiu truputį žinoti apie tą verslą. Nes mes viską analizuosim ir jeigu sakysit jūs nežinau, tada mums mentorystė tiesiog nepavyks. Tai jeigu jūs jau turit plius minus modelį, tada aš suteiksiu tas gairias, ką daryti toliau. Tai tikiuosi atsakiau klausimą. Jeigu kažkas dar žiūrės įrašą ir bus klausimų, tikrai drąsiai klauskite, aš į klausimus atsakysiu. Ir dabar sustabdysiu. Ačiū visiems, kas klausėte ir iki susimatymų. Iki.